The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Tā kā bičiuliai, kajaksi mes ir šiandien važiuojam seną belankytų ešeriukų. Under the stars by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. I find a hidden cove where the dolphins rove. I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high. I touch the summer sky. I sit around a fire, share stories that will never tire. Va, bičiulė, koks ten gaudyt monsters. Ešerių dieno pradeda. With the feeling of summer. The breeze is playing soft through the palm trees Lankstani. loft. Gėlė. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my Iki 8 hair. I gramų feel so free. ir visai smagiai jisai čia. Oh, it's the smell of summer. My 5 summer gramai trip. kulverstuks. Take me Program away, savaitgyra. take me away, Senažydas all subematyts ir toks worries nedidelis Where ešerius. my heart Bet vis tiek, can va, play. tu gražuolė už tai, kad Stars by the užkėbai. ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. Jauka guli. Va, tie mūsų ešeriukai. Nu. Vis neiškenčiu, sustoju perplaukdams link tikslą. Ir iš karto elektrika. Besileidžiant jau kalną. Matas jų ten. Kalniuks koks biški žulyčių. Ir viskas. Ir jie ten jau prižiūri daugiabutį. O paskui Matas nelabai raina iš savo slėptuvės. Matomai, ką nesurytų kokį lydekėlą. Ar tas pats ešeris didesnis išėjęs. Maža ką, kaip jie ten pasiskirstė teritorijom. Bet jau yra tos tendencijos, reikia pripažinti. Skaba tai. A? Kaip padykė jie. Prograbo. Taip. Bet tarp visų šitų velnių įsimaišytų toks 300-400, kas 10 ešeris. Blin, jau visai kitaip, žinot, tas lūkims toks atsiranda, o gal jau čia stebukals įvyko. O
dabar į valandą, nu faktiškai, nu va, matot, nu, kibimų tai čia nežino. Atita. Bet didesnė tiesiog nėra. Aišku, pasportuot gerai, ypatingai kai jau tiek laiką nebuvo ešerių pažvejoti, tai tikrai smagu ir vėl prisiminti tos pojūčius spiningų, tiek banzajos, tiek karjono, nes tikrai daug klausiančių yra. Pasirodė beveik 150 gramų. Tik. Dar pastabėlą, vat galiu pasakyti, ant didžiaus šitos dienos, kojas pririjęs, va, tuoj mes ir parodysim. Va, žuvytės visokios surytos, čia gilis 4 metrai. Tai va, toks ešeriuks. Ir suprantat, va, dar iki nukandimą su arjonu gaudžio, tai va tokie mažiukai ešeriukai, tiesą pasakius, daug atitrūkst. Pusiaukliai, patvaltis, kai jau ta nebėra tokia pasipriešinimą į žuvelioką. O vat su banzai tuos mažioks jau visai kitaip. Tikrai jisai laiką neblogą. Tai vat čia argi bičiuliai atkreipkite dėmesį, kurie galvoj, galbūt vat iš Arion SE ar banzai. Maišas. Tai sakykime, banzais geriau gesions tuos mažesnių žuvų spurdė, sakykime, kaip jie duot. Nes, nu ir jauns aštars yra, jas apačioje aštars ir jam nėra didesnis žuvis, kurie apkrauntų apačio ir viskas, jisai, nu, tiesiog fiziškai negali tą viršūnę atidirbti visą tą reikalą. Tai čia reik, nu, čia, jokia čia stebukla nėra, žodžiu, labai normalus dalyks, tiesiog pas juos gamintojai viso meškerė. Apačiai yra skirtam, kad išvesti žuvį stambesnė, sakykime, ir suvaldyti jo. Opa. Tuk. O va banzaičiaks labai. Ir aš sakau, kaip už tokį biudžetą. Kosmins jisai man yra. Nu, nuo pirmos sekundės paėmimo tai yra mano tipažą spiningėlis visom prasmėm, už tai pas man ir tie alfos tiek mylimos buvo ir yra, todėl kad jos turi tą gyvastis, jos gerai gesint žuvį, didžiulis malonums išvedant jo, tai super, žodžiu. Ir nežinau, pradžioj paminėjo, vat atstovų klausio, nes čia daug žmonių labai rašo, sako, nėra banzajų pirkti niekur. Čia žvejybos reikmenų irgi pasiskambino hebrytė, sako, rimtai čia taip pat, sako, jo, laukia antros partijos ir jeigu gerai suprato, už savaitėlės jinai pasiekiau Lietuvą, tai turėtų atsirasti parduotuvėse. Jei ką. Nes, nu, tikrai labai vykęs. Jau nekalbu apie biudžeto, patsai blanks yra labai vykusi padaryts ir man jisai, nu, didžiulį džiaugsmą atneš visame kame savo darbų, elgsen. Tai labai malonu, kai pavyks tokia. Nes, nu, žinot, aštars, viskas tvarko, jų tikrai reiktų aštrių blankų, kur reikia. Bet yra tikrai žvejybinės situacijos, ypatingai su ešeriu, kur mes, nu, truputėlį kitaip
ta žuvis ir kiomb, ir jo išvedimą kitoks specifika, lūpos kitokios. Didelis taip ešeris, jam ten net galios reikia prakirstas lūps. Bet mažesnis tas ešeriuks, nu jam vis tiek labai liaunos tos lūpytės suplyšti lengvai, tai išsimoš iš karto kabliuks ir iš karto nuims yra. Tai va, kad tokių nuimimų būtų kuo mažiau, truputėlį reikia minkštesnę blanką. O banzais, bet toks ir yra. Reiks bėgti iš tos vietos. Teisingiau ne tos, čia visos tokios. Čia nežinau, koks 7 vietas. Kur jau rado daug mailės, matas tarp tą mailės kažkur tas ešeriuks ten gana atsargiai. Tikrai be specifikos, su šoniniu randu kalniuko, su laivu karts nuo karto pasitikrinau, koks tipažas kalniukas, sakykime, nes labai daug užnešt viską yra, žolių, ir kad geriau teisingiau masalo prasivesti ir paskui mėto aplenk ir viskas, va, kaip mato čianai, eina kaip pekla, norinčių prisiduoti daug. Ai, va. Realiai kibims kiekvienu metimu ištraukims, tik ne kiekvienu. Tai jau taip lengvai paboda, bet su ta viltim, kad, nu, dabar pavadėlsgi uždėt, kad galbūt įleiks lydekėlą riebesnę, galbūt įleiks ešeriuks riebesint ir bus kovos daugiau. Net su banzaju buvo ir pavasarį ešerius gaudant buvo, ir video įdėjai, tai irgi tokia apie 4 kg, bet tada dar nebuvo galim žvejoti, tai tą lydek ant, argi nepamenu, ar ant Polarisą iššovė. Bet jinai vis tiek tas išnerš buvo, bet nusivarė jos jau tą, sakykime, nerštą galą, tai nėra tos kovos tokios, o dabar čia, kai važiuotų, tai būtų jau reikalų labai smagiai, sakyčiau. Na, viskas. Sotus čia iš tos vietos. Ir kaip visada, paleidinėjau iš kartą ir akivaizdžiai tik 10 minučių pagaudėm, kol kalbėjo, ir paskui akivaizdžiai pradeda, toks nebe taip įnoringai, net ir padaužimai pasibaigė. Tai čia tik dar kartą įrodo, kad būtent ta žuvelioks tikrai įneš kažkokiu tai būdu, kokią tai, nežinau, cheminę reakciją, dar kas nors, bet jisai savo kolegs pastom iš tų vietų, ar ne tai, kad galbūt pastom, bet jie su kibimu taip jau komsa pasidaro. Tai va, taip apsidaužo, kaip matėte, nežinau, 10, 15, 20 minučių iš taškelio, 10 kokių ešeriukų ir vėl iš naujo kažkur biškį pasieškoja, susirado vėl ir viskas labai greitai, labai dinamiškai. Kai kiomba, kai nekiomba, aišku, truputėlį jau nebe dinamiškai viskas gaunas. Ir einam toliau ieškoti, gal lydekėlę kur nors užmatysi. Lydekėlės neužmačiau, bet užmačiau baltos dėdžių būrį. Iki dugno atėjęs, vasulaju biškį pasižiūrėjo, teisingai, bandysim tuoj, aš čia taip, gal ešeriai ir nesimata aplink. Taip dažniausiai šoninių, kaip plaukia, matai tokių biškelį stambesnių žuveliokų, jeigu nėra, tai arba meti iš tikrą, jeigu ešeris yra, nors kiek aktyvus jisai iš karto duot žinoti apie save, ta žavis jau nėra ką palaukit, atsiprašo, ten kitą kartą. Tai užmetėt 1, 2, 3 metimai jokie stukt, kurių atrodo, kad potencialas yra. Na ir viskas, sukamės ir važiuojam toliau. Ir ką ten žaistis. Nes
tas laiks, žinot, greitai žvejybai prabėg, paskui žadėjai pusę vandens telkinį apiplauktų, pasirodo, kad tik iš įlankos vienos neišplaukė. Taip jau būna. Nieko su tuo nepaveiks. Psichologijai žiaurus dalyks. Aš jau argi biškel pasileisiu, antras metimuks, bet beveik po mačio jau iš echolotą parodymų neturėtų būti ešeriuką, gal kartai vienas kits pasispaudęs, bet nekonkuruosim su jais dėl kibimo. Tokių dydžių jau senai begaudžiu. Čia kaip su avižadrė. Nu, avižadrė buždėčia, turėčia, tai turbūt nuo šitų net neatsigintumėm. Kiek jų čia būtų. Bet mes dar su viltim, kad kas nors didesnė įkals. Ir tą pasekoj deginamės. Orelis tik kaip ret. Ja, rytoj jau 10 metrų rodo. Tai staigiai viskas keičiasi. Leškytės įdegs. Nu, tai išsirengti negali. Žvejojant. Nu, da ir filmuoj. Argi toksai niuansėlis pusplėks nebus kažkaip. Och, ta. Kažkaip. Gal negražu. Bet aišku, čia gal pačiam taip tik atrodo. Dar vis kažkaip nesiryštų visiškai eit. Čia dabar 2,5 metrą. Tokias išgylę išėjims argi įseklams. Giliai kažkaip pasigavo, bet argi maži. Tai čia daugiau tikimybė, kad netyčiam kur nors besiblaškydams dičks. Įlėktų. O. O, bet tokie ką. Kaip jau sakiau, tik su abež. Bet va, kotelis visgi, sako, banzais tikrai turi savo tą gerumą, grožę. Tai sako, ją minkštums tikrai veikiantis yra ir pakankamai gera. Ir va tokia nedidelis žuvelioks, nu aš nežinau, čia tas svorė, bet tikrai nedidelis. Ir labai va smagiai palanksta, tai va dvigubai didesnis jau čia veiksmą veiklos pilnomoj būtų. O dabar ten kentėt su šitais. Aišku, čia valiuks plonstroftą uždėts yra. Reikia pripažinti. Opa, bėg. Špyga taukuota. Eisiu gal paimsiu iki 8 gramų, kaip tiko jisai čia pas mane. Čia va. Pasibandyti. Tokiam tam jausmui. Nors tas sako, labai man patenk banzai serijai. Dar kai užteks pinigus, tai ir kaip minėjo, kurie galbūt nematė, nežiūrėjo, banzai serija, jeigu taip paimti identiškai tos pačius svorius su Arionu, tai jisai yra geresnė versija į mažesnį gramų pusę. O, sakykime, Arions į aukštesnį. Jisai prie tų žemesnių
svoriu sunkiau dirbu. Šitas atvirkščiai, geriau prie mažesnių, bet jau tą riob, sakykime, 8 gramai viskas tvarkoj, bet jis tai jau ir jauti, kad jam čia yra, o kokiam Arijonui tie 8 gramai, atrodo, ir dar biškį dadė čia, nes jisai aštresnis yra, žinot, su visais iš tą išplaukiančiais dalykais. Taip, pasikeiskim, galvoju, kad tikrai būtų smagiau. 15 gramų pasiėmiau tokiam krinkiukam labiau Arijono. Ir sakykime, patvyčiat nedidelius vobleriukus ten, kaip Lucky Craft'o pointerį 78. Opa. Čia taip. Op. Čia bus matyt, va tuoj. Bet čia net garsas. Jau iš karto galiu, jisai net žiūrėk Arijons, tą jautrumą daug, viskas kaip Stradivariais. Taip, prisukim airitį. Taip, ir žiūrėsim. Jo, iš karto jaučias, kad ta apač tokia stipresnė. Bet Arijons tam ir yra. Jisai giliam truputėlį daugiau, kur yra srovelas, būtent tas stiprums. Ir jau praverčia labai stipri. Kur tos sąlygos tokios iššaukiančios yra. Galėtų porą žuveliukų ant greitą čia ir sudalyvauti. Pokalbių laidoj. Iš karto tuoj matytus, nereikėtų karpyti, vientisą paleiščią. O čia, kaip sakyti, ir tas filmavimo niuansėlis. Kad kai jau reikia filmuoti, nieks nebenori kibti. Va. Ir matot, jokie palinkimai, aišku, čia toks subagėlis. Kaip sakyti, nerimt jaunuolis, bet vis tiek labai aiškiai matas, kaip išreikšta viršūnėlą. Ir kaip vadinams tas apatinė dalis, sakykime, 2/3 maždaug. Jinai tokia, sakykime, stipresnė. Bet, kaip jau minėjau, čia skirtingos užduotis yra. Čia vyžiukai visokie, kur... Opa. Taip, kad matytus geriau. Pasidaužo, čia toks, tas, kur ir buvo. Kaip ir anie. Tai menkesnį sulinkim, sakykime. Ta džiaugsma menkiau truputėlį. Bet, kaip jau ir sakiau, skirtingos užduotis, skirtingi planai, žvejybinį ir tu nenori, kartais turi naudoti skirtingus spiningėlius, kad pasiektų rezultato. Tai čia taip reikia visada protingai vertinti visko, be maniakizmo,
žmogus, kuris, kad ir mažo žuvų žvejoj upėj ir ypač jei dar didesnė srovė, nu, jam niekaip netitenk, sakykime, ežerą žveję tendencijas. Velniuks kausis suka. Tai visada sveika, taip reikia vertyti visko visiems iš savo, sakykime, potyrių, iš savo poreikių. Nes kai mes, kad ir internetinėje erdvėje, daleiskim, diskutuoja žmonės, ten siūlo, jie net nepaklaus, kaip žvejoja žmogus, kokiu būdu, tiesiog sako, kad va, man tai tas gerai, ta prasme gerai, tai čia gerai ir apie nieko yra. Na, opa. Bet reikia, kad atliktų funkciją. Čia yra svarbiausia. O jeigu neatliek funkcijas, jau ne kažką. Užlenks tik jauti biškį viršūnėlę. Ir tiek. Suprantu, kad jūs tokie visi dailūs, gražūs. Bet jau kažkaip tėti mamą reiktų kviesti. Saramat čia vaikam vieniem duotis. Tokiem už tai ir net nesiūlo, nei ten cikadų kokių, nei, galiu krenkiuko pabandyti. Opa, įdomumo dėliai, bet greičiausiai toks dyts, irgi net neįdomu, tu trišakių prisivarės ten paskui į kuprą ištraukti. Net programą realiai nebekeičiu, nes, taip. Kolektyvas toks pat, neišraiškingas. Tik ką čia duoti sukėtas. Gadinti gumelai, kaip sakyti. Nors gal reikia bendrai, ko nors tokia lengvesnė uždėti, įdomumą dėliai. Neprarastat? Lengvesnė turim. Kokia Ringo Crazy Fish. Nors ir prograpšė tas mažiausias, tai be mažiausios problemos sugurgenti. Gerai, pakeisim. Tikrai mažėsim truputėlį. Uždėsiu Ringo, dabar galvoju svorę. Čia kokie nedički reikia. Tuk. Mes čia iš nedidelio svorių turim. Velžinę. Čia tokie kabliukai, kad ojojoj. Op, kažką užtiko. Kad nesiknys tokia greita dėžutė šiukšlių. Yra. Kiek mes čia turim? 3 gramiok švino. O buvo 5. Uždėsim tokie gintariuko su žaliu lipduku, tuo blizgučiu. Tikrai pasiteisins labai stipriai spalvytę ir pasižiūrėsim, ar neklysta. Aišku, kiekvienam vandenį skirtingai biškelį būna, bet su viltimės, kad viskas bus gerai.
Kaip jie. Taip. Nesėd. Nedidelė, sako. Tai pamažint masalo dar mažesnį. Iš principo. Kto pasiota. Jau, kaip sakyk, barškiok dantim. Matot, sėd kažkur lekia. Op. Oi, čia taip karš, bičiulė. Kamerytę išsijungia, nebeleida krauti, užkaita viskas. Tai žodžiu, čia kol pusvalanduko aušinom visko, nemažai nuotikių, jau antras taškelis, tai ką, tokias va tokia dydžia, krūvelėm tokiom, tikrai kiom belia kaip bedydz, tai belia kaip netinka. Dar ir lydek nukanda velnė, prograbo. Bet nieko baisiai nebekaitaliojo, persidėjo tik tokie ant kietos meškerės, kur, kaip sakė, su pavadėliu užrišt yra tai kulverstuko, prograbo, jei kas nežino, kaip atrodo, savačgyra, rekomendacijos tikrai nuoširdės, daugybė žvejybų esat matę pas man dirbelę kaip. Fakts, tie mažiukai čia visko suvalgytų, sako, avižadrė bisidėjęs būčia, nu tai čia greičiausiai neatsikratyčia, bet ką žino, pasigaudami tokio, o dabar plauksim bandyti ieškotis didesnio, kaip sakyt, pasižaidėm, beplaukdam gal su laivu, kokį biškelčių lydekėlą, pasiieškosim mažų, ką čia Dieva keli nežinom yra, nors aš jau nemėgėjušia, taip esu haltūrėti, tai vieno gaudė, bet pramesėm. Spiningėlis nėra tinkamiausias, bet kartais būtent tai ir nustebint, ir gal žuvelioks galvoj, kad čia išsisoks ir pokšt ir pasikert, ir pokšt ir visai gražiai žuvis. O ant tokia, iki 15 gramų Ariona Pro, nu, jau smagiai turėtų lankstyti koks ketvertuks toks. Nu, gerai būtų. Gerai, plaukiam ir žiūriam, kaip čia tas vakars mūsų nusiseks. Lankstė. A tik nedidžiausi man. Ui, nu, Oi, da kiek draugelių tavo čia. Nu, okei, šito aš jau ir pabėga. Biškiau sižaidėm ant prograpčiką. Na, ir dar kokie 5. Bičiulė iš paskos palydėję. Beveik kaip bernvakaris gavosi. Čia naitokį. Išlėkt pasiūsti. Karuselių. O, va toks jau nieko, va, jau ir kučiuks, banzaičiaks, 8 gramų, kaip reikiant jau tokia veiksma turi. Tad jau jo, toks 250 gramų, gal 300 gramelių buvo. A, tokie ir tektų. Kad būtų daugiau to džiaugsmo žvejybai. Senas dydis kaip bepuvėsis, nu. Su avižadrebiu belia kaip geras. Netgi labai toks ir ištraukti sunku sąlygoną. Ir kepimų belia kiek. Bet jau vis tiek kučiukai tokie, kur jau 8 gramai. Tai jau reikta. Žuvelioką svorę, žodžiu. Na ką, bičiuliai, žvejyb baigt. Važiuojam namų čia, 9 valandą vakarą.
Tai žodžiu, gaudėm to smulkmėm, gaudėm, prisigaudėm iki negaliu, o didesnių, žinokit, bičiuliai, taip ir nesulaukėm. Nežinau, ar būtent tas ora toks tikrai atšilims labai greit lėmė viso šito reikalo, bet visiškai. Didesnė tas viens, kuris atitrūko prie valties ir buvo didžiausias, visi kiti kaip sukirp, tokie net nežino, iki 150, gal koks vienas kits iki 200 gramų, bet nedidesnė. Tai žodžiu, gal koks vienas kits 150, jau čia, kaip sakyti, iš paskutiniųjų jau pakelkim to kartelą. Bet šiaip nebuvo labai daug, pagavo, nežinau, labai daug. Ten pasistengs darydams filmo, kaip tai, nežinau, galbūt, kad nekarpyti, kelis epizodus sudėti, kur apie spiningus pasakojams yra, dar kas ir ten žuveliokai, tiesiog matyt bus, kaip viskas vyksta. Teisingiau jau jūs pamatėt, nežinau, kaip jau sumontuoti. Tikėkimės, kad montavimo procesas pavyko gerai ir jūs dabar klausotės apie viską. Žodžiu, kaip jums gers, atsiroviu tų ešeriukų, labai tikrai norėjęs truputėlį didesnė, vieną kitą įlekiančią būtų tada, tobulą. Bet yra kaip yra, ne visada viskas gaunas, kaip mes norim padaryti. Tai ešerių žvejyba pagaliau vėl atgyja, reikės jos nepamiršti, kad taip jau įsivažiavom. Būtent atkreipkite, bičiuliai, būtent tuos pasakojams, kuriuos darėm apie būtent spinningus, jų akcijas, Banzai, Arion Pro ar Se, tikrai jums pravers pasirenkant tinkamų jūsų sąlygom spinningo ir tikrai daug daugiau atneš emocijų, jeigu jūs teisingai tai padarysit ir įsivertinsit. Tikrai reikia vertinti tai, nes kaip ir video čia matėt, tikriausiai jau praleisto, tikrai rodžiu vienu metu, kaip atrodo blanks. Ant video aišku, taip nesijauč, negali suvokti tiksliai visą tą jausmą, bet tikrai matas, kad aštresnė jie yra, kad galios daugiau turi tą pačią modelę, sakykime, tos pačios gramatūros. Tai, bičiulė, tikrai atkreipkite tai dėmesį, kam nors iškels klausimų, būtent, kaip visada sako, klauskit, pasistengs mielų norų atsakyti tiek YouTube paskyroj, tiek Facebook'o paskyroj po įrašu. O šiam kartui atsisveikiant, tikiuosi jūs patyrėt tų pačių šaltų saulytės spinduliukų, matot, žandai viskas raudon, nudegė, išdegė, tai žodžiu, nei žvyno, nei uodegos jums, bičiuliai. Iki!